Labas vakaras. Šiandien kalbėsime apie pasitikėjimą savimi. Pristatymą vesiu aš, Marius Germanas. Apie ką šiandien sužinosite, tai yra, kodėl pasitikėjimas savimi yra svarbu, kaip mes pametame pasitikėjimą savimi, iš ko susideda pasitikėjimas savimi ir praktiniai patarimai, kaip stiprinti pasitikėjimą savimi. Pradžioje, kas aš ir kodėl manęs verta klausytis, tai aš esu tėtis ir sūnus, mokinys ir mokytojas, santykių coacheris, LDK Global bendrai įkūrėjas. Mokinausi iš tokių žmonių kaip daktaras Žana Fičak, Karolis Stasiūnas, iš kurio mokinuosi iki šiol ir kasdieną su šiuo žmogumi susipažinome prieš 3 metus. Ir pažintis kol kas tik intensyvėja, tai dėkoju jam, kad atsirado mano gyvenime. Iš daktaro Džono De Martini, iš Neoros, Peter Seidžo, Martino Driuko, Donato Kantakevičiaus ir svarbiausia viskas, tai ko dalinuosi, yra patirta savo kailiu. Tai istorija, kurią minėjau, kad pasidalinsiu likus valandai prieš pristatymą, prieš susitikimą. Mašina nesikuria, negaliu nuvažiuoti, kur reikia ir žinau, kad rytoj reikia važiuoti pasiimti savo dukrą. Ir toks pradėjo suktis ne kažką mintis, nes tiesiog suerzino labai stipriai, nes reikėjo greitai, reikia čia ir dabar. Išmušė iš vėžių, galvojau, kad reikia katakumai kažkas negerai. Nubėgau pasieškoti krokodilų, nėra, paskambinu tėčiui, krokodilų neturi. Išsinomavau CTB, pravažiavau visas piktas namie, ką čia daryti, kas kodėl. Ir pamačiau vieną kaimyną, paklausiau, gal turi. Pamačiau antrą kaimyną, neturi. Sako, bet pas tave čia pagal garsą kažkas kito. Ok, sako, čia ne akumas, čia greičiausiai su kuro padavimu kažkas negerai. Atsisėdau, dar kartą pabandžiau 2 kartus, mašina užsikūrė. Tai su pasitikėjimu savimi yra panašiai. Jeigu mes pasiduodame per anksti, mes tiesiog neturime šansų nueiti toliau. Kodėl pasitikėjimas savimi yra svarbus? Motyvacija ir veiklos efektyvumas. Tikėjimas savimi skatina imtis veiksmų ir siekti tikslų, nes žmogus tiki, kad gali juos pasiekti. Atsparumas stresui. Žmonės, kurie tiki savimi, lengviau susidoroja su nesėkmėmis ir iššūkiais, nes mato juos kaip laikinas kliūtis, kaip laiptelius, kuriais lipa link galutinio tikslo. Santykiai su kitais, tikėjimas savimi dažnai lemia pozityvesnius ir sveikesnius santykius, nes tikintis savimi žmogus yra dažniausiai atviresnis ir sąžiningesnis. Taip pat labiau gerbia kitus. Kaip mes prarandame pasitikėjimą savimi? Nuo vaikystės mes pradedame klausyti tėvų, mokytojų, giminių ar draugų. Tuo mažiau lieka mūsų pačių mūsų gyvenime. Kiekvieną kartą, kai mes patikime tai žmonėm, kai mes galvojame, kad jie žino daugiau negu mes pradedame taikyti jų metodus, kurie jiems veikia arba neveikia. Ir dažnu atveju žmonės, kurie gyvena gyvenimą, sakykime, elgiasi pagal vieną elgesio modelį ir jiems tai neveikia, jie dažnai bando įtikinti kitus, kad ir jie taip elgtųsi, nes jie nenori pasijausti blogai apie savo poelgį ir pripažinti savo klaidų. Dėl autoritetų, kai mes gyvenime surandame žmonės, tai pradžioj būna ar tėvai, ar brolis, ar kažkas mokykloje iš draugų rato, žmonės, kuriuos mes pastatome aukščiau už save ir tuomet mes tikime jų teisybę labiau negu savimi. Mes klausome jų, o ne savo vidaus ir darome sprendimus, kurie yra jų, o ne mūsų. Tai veda prie to, kad mes nebegirdime savęs, nes kiekvieną kartą darydami sprendimą pagal kažką, o ne pagal save, mes pametame dalį savęs. Toks kaip gaunasi atstumimas tai daliai. Taip pat prie to prisideda religija, kurios dėka galime pradėti demonizuoti savo natūralius poreikius ir gebėjimus. Pastebėjimas. Problema ne šie išvardinti dalykai. Problema kyla tuomet, kai be filtro priėmame tiesą, kažkieno tiesą, nes ją sakantis yra kažkaip aukščiau ar žinantis geriau už mus. Tai problema ne pačioje informacijoje, o kad mes ją priėmame kaip teisingesnę, aukštesnę, labiau pažengusią, negu ta informacija, kurią mums sako mūsų kūnas, ar mūsų siela, ar ta informacija, kuri eina pas mus iš vidaus.
Iš ko susideda pasitikėjimas savimi? Pasitikėjimas savimi prasideda nuo gilaus savęs pažinimo. Tai reiškia, kad reikia suprasti savo vertybės, stiprybės, silpnybės, aistras ir interesus. Kai žmogus aiškiai suvokia savo asmeninius prioritetus ir tikslus, jis jaučia didesnį pasitikėjimą savimi. Asmeninės vertybės suderintos su veiksmais. Jeigu žmogus turi vertybę, pavyzdžiui, būti išgirstu, jis gali tapti didžiai dainininku ar kitais būdais išreikšti save taip, kad jis pasijaustų išgirtas. Kai sprendimus priemame pagal savo aukščiausias vertybės, ne pagal tai, kaip kiti tai daro, auga pasitikėjimas savimi ir energijos kiekis. Taip pat yra svarbus nuolatinis tobulėjimas, dėl to, kad asmeninis augimas per nuolatinį mokymąsi, saviugdos praktikavimą ir naujų įgūdžių įgijimą yra būdas pamatuoti save, kur buvau prieš mėnesį, kur buvau prieš pusmetį, kaip toje ar panašioje situacijoje būčiau elgęsis anksčiau. Ir kai mes pastebime, kad iškilus stresiniam situacijom mes gal greičiau su tuo susitvarkome, gal anksčiau tokioje pačioje situacijoje mes 3 dienas būtume nervavęsi, ką daryti, kaip daryti, kodėl daryti, o dabar gal per valandą, gal tiesiog sugrįžtame į kvėpavimą ir pradedame stebėti, kas vyksta. Tai mažiau kenkiame savo ir daugiau leidžiame savo gyventi. Tikėjimas savimi apima gilų savęs pažinimą, gyvenimo vertybių suvokimą ir jų atitikimą su mūsų veiksmais bei tikslais. Tai taip pat reikalauja pozityvaus mąstymo, nuolatinio tobulėjimo ir balanso radimo gyvenime. Tikėdami savimi ir gyvendami pagal savo vertybės, galime pasiekti didesnę savivertę ir pasitikėjimą savo gebėjimais. Viena iš istorijų, kuri užstrigo apie pasitikėjimą savimi, buvo apie liūtą. Kodėl liūtas yra laikomas džiunglių karaliumi? Jis nėra nei greičiausias, jis nėra protingiausias, jis galimai net nėra pats stipriausias. Tačiau, kai susitinka liūtas ir dramblys, dramblys galvoja problema bėgti, liūtas galvoja pietus. Ir tai viskas vyksta mūsų galvoje. Lygiai taip pat ir mes galvojame apie savo gyvenimą. Naujam iššūkiui kilus, ar mes galvojame, kad yra galimybė augti, ar mes tiesiog grįžtame į savo seną modelį, kuris mums nebetarnauja ir dar labiau negirdime savęs. Kaip pradėti augintis pasitikėjimą savimi? Nusistatyti savo vertybės, įsivardinti, kas šiuo gyvenimo etapu yra mums svarbu. Kas tave įkvepia gyvenimui? Ką darai visada? Apie ką kalbi? Nesvarbu, kokia lokacija, kokie žmonės, kokia finansinė situacija. Yra tema, apie kurią gali kalbėti be perstojo. Skirk tam daugiau dėmesio. Pagalvok, kaip tai monetizuoti. Lengviausias būdas pastebėti, kas mums yra vertinga, tai yra toks peržvelgti savo gyvenimą ir pastebėsite, kas jame kartojasi, ką darėt, ar apie ką kalbėjot, ar kažkokios temos, poelgiai su žmonėmis, ar, sakykime, vyrams tai gali būti prie mašinų kažkokie darbai, moterims tai gali būti bendravimas, leidimas, bendrystė, rūpinimasis kažkuo. Ir kai mes pastebim kažkokį raštą pasikartojantį elgesį ar temą savo gyvenime, tai yra labai lengvas būdas išskirti, kas yra mums vertinga. Ir jeigu mes darysime to daugiau, mes automatiškai daug geriau jausimės dėl savęs ir turėsime daugiau energijos. Nusistatyti tikslus ir jų siekti. Kasdien padaryti po žingsnelį ar kelis savo tikslų link ir anksčiau ar vėliau vienu keliu ar kitu tai pasieksime. Svarbu, kad tikslai būtų susijęs su mūsų vertybėmis, tam, kad būtų daugiau energijos ir automatiškai natūraliai mes iš vidaus norėtume to siekti. Tuomet nėra reikalinga motyvacija, nes tai kyla įkvėpimas iš vidaus. Tiesiog ryte atsikėlus nekyla klausimų, ką daryti, nes mes žinome, kur mes einame ir dėl ko einame. Pozityvus mąstymas. Fokusuotis į savo stiprybės ir pasiekimus, o ne į nesėkmes ir trūkumus. Tai padeda išlaikyti teigiamą savivertę. Galima užsivesti dienoraštį, kuriame pasižymėtumėte savo dienos pasiekimus ir teigiamus dalykus. Tai padės sekti progresą. Nuolatinis tobulėjimas, asmeninis ir mokymas padeda jaustis kompetentingu ir pasitikinčiu savimi. Pavyzdžiui, ieškokite mentorių ar mokytojų, kurie padėtų jums augti ir tobulėti. Jų parama ir patarimai gali būti labai naudingi. Skirtingais gyvenimo etapais ir pats turėjau ar mentorius, ar coacherius, ar žmonės tiesiog, kurie yra šalia, sakykime, šiuo atveju yra Karolis, su kuriuo praleidama 4 labai intensyvius mėnesius, kur pokalbiai eina labai giliai ir žmogus esantis šalia gali pastebėti
pasikartojančius elgesio modelius ir kai tai yra pastatoma tau prieš faktą, tada yra galimybė su tuo susitvarkyti. Dažnai, kai mes nekreipiame dėmesio arba nesame aukštame savistabos lygyje, yra sunku pastebėti savo elgesio modelius, kuriais mes įsiveliame į tuos pačius rezultatus, į tuos pačias veiklas, kurios veda prie tų rezultatų, kurie mūsų jau nebetenkina. Todėl turint žmonės šalia bendruomenę, draugus, mentorius, seminarus, nesvarbu. Svarbu, kad surastumėt tai, kas jums veikia šiuo gyvenimo etapu ir tai panaudotumėt. O dabar prisijungs Karolis su savo informacija ir su savo skaidrėmis. Taigi, sveiki visi ir noriu pasidžiaugti su jumis dėl to, ką Marius jums papasakojo visos sesijos metu, kurią dalinosi, būtent šią prezentaciją. Ir visa ta informacija pasiekusi jūs gali padaryti labai įdomius dalykus. Ir tie įdomus dalykai kiekvienam yra individualūs. Tai kažkam pasikeis požiūris, kaip jūs elgiatės kasdieną, sakykime, prie kitų žmonių. Kažkam tai padės atrasti, kokie veiksmai galbūt jūsų asmeniškai jums patiems su savimi kuria nepasitikėjimą savimi. Ir pagrindinė mintis, kas mane labiausiai sujudino su būtent pasitikėjimo savimi pokyčių ir atsiradimu, tai yra tai, kad kažkur yra nepasitikėjimas. Iš kažkur tai kyla. Yra vieta, kažkoks tais impulsas, kibirkštis, kuri užkuria tą emocijų kratinį, minčių ir emocijų šurmulį, kuris mus priverčia patikėti. Tokia iš tikrųjų įdomia situacija, kur mes nepasitikime savimi, ne? Atrodo, galėtume pasitikėti, kas mus stabdo nuo to, kad pasitikėti savimi. Ir va tie dalykai, kurie mus stabdo, jie yra vietos kažkur nervų sistemoje, kūne, kur yra visa informacija. Kodėl mes elgiamės taip, kaip mes elgiamės, kodėl mes prieiname prie tokių būtent emocijų, prie tokių būtent reakcijų į įvykius esančius savo gyvenime, nes, jeigu mums reikia pasitikėjimo savimi, tai kažkas vyksta arba kažkas nevyksta taip, kaip mes norėtume. Dėl to mes ir turime tą situaciją. Kažkoks yra tas vadinamas trigeris, dirgiklis, kuris kviečia ir skatina mus turėti tą vidinį dialogą. Ir iš tikrųjų, pasižiūrėjus, kodėl mes nepasitikime savimi, tai yra iš tikrųjų dėka mūsų atminties, nes buvo įvykiai, situacijos, kaip ir Mariaus prezentacijoje minėta buvo, jog tėvų įvykiai, sakykime, situacijos su tėvais, situacijos su draugais, kieme, mokykloje, darbe, paskui būrelyje kažkokiam, nesvarbu, milijonas vietų, kur gali tai įvykti, kažkokie įvykiai, kurie mums įsirėžia į atmintį, kur esame atstumti, pažeminti, išduoti, kai su mumis yra nepasielgiama neteisingai ar netgi esame paliekami. Ir kažkur ta informacija turi būti. Ir kaip matote, aš čia pasidalinau su jumis šiandien tokiu gražiu kraštovaizdžiu ir labai paprasta frazė: aš pamenu. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitam kontekste ir šios dienos mano temoje, kurią dalinuosi, tai reiškia, kad vanduo pamena. Ir tie, kas domėjotės šią temą, turbūt žinote, jog japonų mokslininkas Masaru Emoto yra padaręs tyrimą, kurio metu tyrinėjo skirtingus garsus, skirtingus vaizdus, žodžius, emocijas ir kaip jos įtakoja vandens molekulinę struktūrą. Ir galite matyti šiame
vizualią, tai kad pozityvi, dėkingumo, thank you, išminties, wisdom, tiesos, truth, eternal, tai žodžiai, kurie sukūrė ganėtinai simetriškas, harmoningas ir dailias snaiges, kas asocijuojasi mums tiesiogiai su gamtos raštu. Dabar apačioje galima pamatyti, kur yra įžeidimai, kur čia šiame būtent paveiksliuke yra įžeidimas, šiame išreiškiama daugiau pykčio, čia iš viso yra pyktis, įniršis, blogio kažkokio tais formuluotė išreiškiama, emocija jaučiama. Tai yra šiuose dviejuose pavyzdžiuose dešiniam kampe yra užteršto vandens nuotrauka prieš maldą, o čia yra užteršto vandens nuotrauka po maldos. Ir iš tikrųjų, žiūrint į šias nuotraukas ir atsižvelgiant į tą eksperimentą, tai tikrai yra stulbinantis vaizdas, kuris priverčia susimastyti, nes, kasgi mes esame kaip žmogiškos būtybės, biologiškai mes esame didžiulis kiekis vandens. Ir būtent šioje vietoje aš turiu tokią paprastą idėją, kad atkreipkite dėmesį kiekvieną kartą, kai pajaučiate didesnę emociją, turite kažkokį tai stipresnį įvykį, kuris, sakykime, sužadina jumise atmintį ar tiesiog nemalonų jausmą. Tas jausmas yra kažkur. Jisai nėra ore kažkur ant lentynos ar televizoriui, jisai yra jumise. Ir jeigu jūs pabūtumėt su tuo jausmu, jūs pamatytumėt, kad jisai turi kaip ir savo vietą arba cirkuliuoja kažkokioj tai distancijai kažkur iš kažkur į kažkur. Ir visas tas procesas, jisai visą laiką kartojasi. Ir su pykčiu, pavyzdžiui, daugelis pykčio jausmą jaučia pilve, kiti širdyje tai jaučia, kitiems rankos, kojos, priklausomai nuo to, į ką mes žiūrime, į emociją ar jau į kažkokį jausmą, kur jau prasideda galbūt ir adrenalinas ir panašiai. Tačiau kalbant apie emociją, tai dažniausiai turi savo kažkokią tam tikrą vietą taipogi. Ir dabar čia galite matyti viršuje, tai aš vadinu tai gyvenimo kvadratu, ir apačioje tai yra paprasta kreivė, kurią naudoja ir NLP ekspertai ir kitų metodų ekspertai, kurie nori parodyti labai paprastą sąlytį to įvykio, kuris įvyko, kaip Marius dalinosi su jumis, sakykime, įvykis su tėvais, kas yra nuo 0 iki 7 metų periode, tai yra labai labai ypatingas įvykis, tai yra svarbus, stiprus įvykis. Ir dėl to daugybė žmonių operuoja savo gyvenimuose per nesąmoningą savo nervų sistemos pusę, savo emocinę pusę, jie labiau naudojasi vadinamais kapstymosi mechanizmais. Dabar kapstymosi mechanizmas tai būtų, sakykime, kai jūsų reakcija į tam tikrus įvykius. Tai sakykime, jeigu esate apkaltinti neteisingai, neteisybės traumai išsiryškinus, automatiškai žmogus gali pradėti kovoti arba vengti, arba pasimesti. Ir jūsų ta reakcija, kaip jūs reaguojate toliau, kaip jūs jaučiatės, kaip grobuonis pradedate jaustis, ar kaip auka, visa tai yra, ateina iš kažkur. Ir jeigu atkreipsite dėmesį, jūs visada daugiau mažiau panašiai sureaguojate į panašius dirgiklius, trigerius. Dabar šios situacijos pavyzdžių, tai paimkime labai paprastą dalyką. Pirmą kartą kažkam nutikus, jūs ieškojote aplinkiniuose žmonėse, tai tėvuose, sakykime, kažkas išgąsdino kažką, jūs sureagavote į garsą, pamatėte galbūt tėvų kažkokią reakciją ir tai jumise užsifiksavo kaip labai neaiški, stipri su išgyvenimo jausmu susijusi emocija, tai baimė. Ir dabar jūs pradėjot prie tos baimės prisiginėti, inkaruoti kažkokius panašius įvykius, panašias situacijas. Tai pavyzdžiui, dabar galbūt asocijuojate nepažįstamą žmogų su baime, atsiranda didžiulis drovumas, nesaugumo jausmas.
ir panašus scenarijai. Dabar suaugus ir jau kai, sakykime, praėjome, pragyvenome 20, 30, gal net ir 40 metų ir dabar kažkas įvyksta ir tas toksai įvykis įvyko vieną kartą ir mes iš atminties, iš praeities, aš čia daugiau nepasivesiu, ar čia daugiau taip nebus, čia tas toliau, mes suprantame, apie ką čia eina kalba. Ir naudojam taipogi tą savo kapstymosi mechanizmą, galbūt kažkas, sakykime, patyrė stresą, grįžęs namo, griebęs taurelės, kažkas susisuka kasekiuką, ar parūko cigaretę, ar valgo kažkokį tais, sakykime, nesveiką, cukrumi prisotintą maistą, kad pasijausti geriau, tai vėlgi yra kapstymosi mechanizmas. Ir šitas momentas, kai tai įvyksta, kai įvyksta tas dar vienas trigeris, yra, kai kiekvieną kartą šios dienos temoje, sakykime, yra pajudinamas jūsų pasitikėjimas savimi, yra tiesioginis ryšys būtent su tuo stipriu emociniu įvykiu. Ir šitame cikle, čia yra ciklas, kaip jūs sureaguojate, kaip pas jūs atsiranda ta reakcija ir kaip jūs gaunate pirmyn atgal savo gyvenimą. Tai įvykus, sakykime, nepagarbos ženklui, pas jūs yra iškeliamos minčių, emocijų programos, į kurias jūs įsiveliate ir kurios jums padeda suformuoti savo pasaulėžiūrą, kas leidžia jums egzistuoti visame socialinėme konstrukte, tai visoje vadinamoje sistemoje, dalyvauti komunikacijoje, kurti santykius, kurti produktą, paslaugą ir panašius dalykus. Ir dabar ta perspektyva, jinai iššaukia mumyse, užtikrinant emocijoms ir mintims, iššaukia iš mūsų reakciją. Ir ta reakcija gali būti nukreipta į vidų mūsų, mes galime užspausti emociją, arba mes galime ją išreikšti. Bet kuriuo atveju įvyksta ir vėl trigeris. Tai tas trigeris gali būti perėjimas į kvėpavimą. Kaip pavyzdžiui, jeigu mes sugebame, sakykime, tam tikroje vietoje padaryti dėmesio nukreipimą į save. Taip? Tai, bet principe, reakcijai įvykus vyksta, karmos dėsnis, padariau, kažkas vyksta toliau ir visas tas ciklas toliau rituliuojas. Dėl to, pavyzdžiui, paimkite tie, kurie esate buvę santykiuose, kurie galbūt, tiksliau, esate buvę santykiuose, kuriuose vyko konfliktai, atkreipsite dėmesį, jog kiekvieną kartą pasakius vieną žodį, pareina 2 žodžiai, 3 žodžiai, 4 ir toks Fibonacci, toks sukasi, kol lagaminas koks išskrenda per langą, ar ten dar kažkokia situacija, priklausomai nuo to, kiek jūs leidžiatės į tas emocijas ir į vadinamus kraštutinumus. Kiek giliai bandote išgyventi tą stiprų emocinį įvykį, kurį jūs patyrėte, nes labai stiprus ryšys su emocija, nori nenori, reikalauja iš mūsų prie jo sugrįžti, nes tai lyg neišspręsta puzlės dalis. Ir dėl to mes turime pasikartojančius įvykius, ciklus, kol prieiname prie to momento, ką aš su tuo darau ir suvokiu gerai. Aš kažkur čia turiu papulti į stebėtojo būseną. Aš kažkur turiu pradėti stebėti. Pirmiausiai, tai kaip yra tas, kas čia per stebėjimas, kaip jis atrodo. Tai jūs galite, negalvokite apie dramblį. O dabar matote faktą, jog jūs galvojate apie dramblį. Ir jūs galite stebėti tą faktą, kad jūs suvokėte, jog jūs galvojate apie dramblį. Automatiškai yra stebėtojo momentas, taip, kuris leidžia mums patirti šią patirtį ganėtinai objektyviai. Objektyvus stebėjimas. Ir perspektyva, kurią mes susiformuojame, mes, sakykime, dirbame su Davidu Hesketu, neuromokslininku, ir mes įvardinome
kvantinį mąstymą kaip galimybę turėti keletą perspektyvų ar idėjų vienu metu savo galvoje ir neturėti konflikto nei tarp vienos iš jų. Tai tiesiog turėti konstruktyvų pokalbį, sakykime, ar analizę, kurios metu jūs priemate tam tikrus sprendimus, ar pamatote, sužinote tam tikroje brandos kreivėje, jūs sužinote savo aktualią tiesą, kas jums tuo metu yra naudinga ir ko jums reikia tam pokyčiui, sakykime, dėl ko kiekvieno žmogaus požiūris į realybę yra individualus ir tas individualus požiūris yra paremtas būtent gyvenimo progresija nuo 0 iki 7, nuo 7 iki 14 ir nuo 14 iki 21. Ir toliau yra tiesiog labai paprasta galimybė, arba jūs įbetonuojate toliau, ką darote su to. Tai jūs įbetonuojate tai toliau, arba jūs kaip tik skiedžiate visą pamatą ir jūs užduodate aiškius, drąsius, smalsius klausimus, kurie leidžia jums patirti kur kas kitokią realybę, kaip galite jaustis ir galvoti apie save ir apie pasaulį. Ir praktiškai šita repeticija, kur kiekvieną, sakykime, kartą nutikus vėl ir vėl kažkam tam pačiam ir kiekvieną kartą jūs padarote po mažą žingsnį, sakykime, vietoj to, kad po kažkokio tais konflikto, kur jūsų buvo pasitikėjimas savimi ar pagarba savo pažeminta, vietoj to, kad jūs tik pasijautėte, ne? Sakykime, vietoj to, kad jūs leistumėtės į galvojimo ir išjautimų avantūras, kur pradedate kapstytis, traukti problemas papildomas, jūs pradedate ieškoti sprendimų ir tas pokytis mąstyme, tai lyg, sakykime, magnetizmo principų, tai iš minuso į pliusą. Tai vat mano paprastas požiūris tai yra, tai tiesiog pamatykite abi pusės. Pamatykite abi pusės ir sugrįžkite į neutralią pusę, gerai, ačiū už tai ir aš esu viso to stebėtojas ir aš galiu čia ir dabar paimti ir tiesiog sukurti kitą variantą to, kaip aš turėčiau tai matyti. Ir dabar tas žingsnis, kurį darote, kai tai darote, ir yra ta versija X, kurios metu ją kuriant, jūs gausite vėl kažkokį tais įvykį, kuris sužadins vėlgi tas emocijas, tas trigeris, sužadinas emocijas ir mintis, jisai pateiks jums pasaulėžiūrą ir jūs pamatysite, nes jūs jau pastebėjote savo programą, pastebėjote tą momentą, kad, sakykime, jaučiate nepasitikėjimą savimi ir tuo momentu jūsų pasaulėžiūra pasitikrina. Jūs kaip stebėtojas, jūs pasitikrinat savo pasaulėžiūrą, jūs matot, kad aš čia vėl įsivėliau į tą, sakykime, savęs vadinimą, žeminimą ar kažkokį lyginimą su kažkokiu statymą į autoritetus, arba galbūt vėl įsivėliau į hierarchijas, arba nesugebėjau pasakyti to, ką iš tikrųjų norėjau, jaučiau ir galėjau pasakyti, ta prasme. Tai va čia ir yra tas pasitikėjimas savimi, žinojimas, kur ir kada man reikia padaryti tinkamą žingsnį. Ir kaip čia paimkim paprastą labai dabar pavyzdį, kas galite, pažiūrėkite pro langą, pažiūrėkite į gamtą ir pamatykite tą grožį, koks yra mums sukurtas. Ir pagalvokite apie labai paprastą faktą, jog viskas žino, kaip savimi pasirūpinti, įskaitant jūsų visą kūną. Tai jūs manote, kad emocijos ir mintis neturi savo programos, savo tėkmės. Viskas turi savo programą ir tėkmę. Ir jūs kaip stebėtojas šiame momente, čia ir dabar, jūs priemate tuos vadinamus sprendimus palei sugebėjimą, tokį, kokį turite dabar, kaip kokį ryšį turite su savimi dabar, nes teisingas ar neteisingas sprendimas, koks jisai ten bebūtų, kokį mes jį įsivaizduotume, jisai yra geriausias, kokį mes dabar galėjome padaryti. Ir jeigu mes galime padaryti geriau, mes turėtume padaryti geriau, nes tai yra natūralus evoliucijos dėsnis. Tad tie, kurie dirbate su savimi, keičiatės, tiesiog atsiminkite labai paprastą dalyką, kad šitie ciklai iš
to, kas nutiko, į tai, kuom jūs galite būti, visas jūsų potencialas, visas jūsų neribotas pasitikėjimas savimi gali ateiti per laiką. Tai gal neįvyks per penktadienį, šeštadienį ir tikrai galbūt neįvyks ten per kažkokį vieną nuėjimą kažkur. Tačiau, o kodėl ne? Juk viskas, ko reikia, tai kažko, kuo mes tikime, kad mums reikia. Jūs einate skaityti knygas, einate į susitikimus, ateinate į hangout, į workshopus, esate bendruomenės dalimi, darote daugybę dalykų, rūpinate savimi, teikiate savo savipagalbą, saviedukaciją ir visą tai akumuliuojasi. Tai galbūt yra kažkur tas vienas dalykas, kuris tiesiog paims, sakykime, pokalbis, mintis, realizacija, pajautimas, kurie atvers visiškai kitą galimybę to, kas gali būti ir kaip tai gali būti. Tad tikrai kviečiu jūs aktyviai bandyti vėl ir negalvoti apie tai, kad kažkas gali būti teisinga ar neteisinga, leiskite tam būti tobulu, tame netobulume, kaip mes galime jį įsivaizduoti ir tiesiog duokite savo pabandyti vėl ir vėl tiek, kiek jums reikės, tol, kol jums to reikės. Ir kiekvieną kartą atsiminkite, kad 1% į dieną yra 365 per metus. Tad būkite atkaklūs ir pasitikėkite savimi. Ačiū visiems, kurie klausėt.